praeitą dalį nupėjau, šitą pabandysiu su shooting boardu išlyginti. Šitas pagalastas. Šitą pusę. Viskas, daugiau nedrįstu nuiminėti. Nulygintas kraštas. Gražus, gal biškį ir greičiau negu pjovimas. Nežinau. Gal ir greičiau negu pjovimas. Gerai, tai dabar reikia pasižymėti, kiek man čia išsipjauti. Tai išsipjovimas šitos dalies, pačią lentą pasižymėsiu. Tai va dabar turiu negilias tokias žemės, kiek čia dabar reikės žemėtis ir dabar aukštį, kiek giliai, kaip giliai atsižymėsiu. Čia. Dabar turiu išsiimti štai šitą ir štai šitą dalį ir jos įeis į vidų. Tiesiai skilo. Gerai, tai pabaigiau sujungimus daryti. Turiu visas 3 lentynas paruoštas, jau kaip ir gerai, gražu. Dabar ką darysiu, tai išsiardysiu visas detalės ir padarysime apvalinimus šitų kampų. Ir čia ant lentynų ir ant vertikalių dalių, taipogi visus kraštus apvalinsim ir turbūt naudosiu tą paties 10 perbraukimų taisyklę visur, kad būtų vienodi už apvalinimą. Dabar tik tais klausimas, nežinau kaip čia reikės turbūt palikti arba, nežinau, sugalvosiu, nes jeigu aš apvalinu visą šitą kraštą, tai
gaunasi viduje leidimas ir jisai matosi. Tai turbūt horizontalių dalių gal vidinės pusės neapvalinsiu. Mažesnį, turbūt neapvalinsiu. Gerai, tai iš pradžių pats oblius 45 laipsnių kampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kartų. Tada didesnis negu 45 laipsniai. 1, 2, 3 kartai. Ir mažesnis negu 45. 1, 2, 3. 3 kartai. Ir dabar po vieną kartą. 1. Ir vis mažinu ir mažinu kampą. Ir štai gaunasi visai toksai, kaip čia dabar parodyti, visai toksai neblogas apvalus kampas gaunasi, užapvalintas. Reikia nusipirkti dar vieną lempą apšvietimo. Prieš tai, kur turėjau, pradingo. Štai, užapvalinimas gavosi. Ir dabar tai visas detalės, išskyrus šitas vidinės pusės. Gerai, tai pati pavojingiausia vieta dabar apvalinti tokiu būdu yra medienos galai, nes jeigu aš dabar oblių taip judinu, pasiekiu šitą kraštą, šitoje vietoje nuplyšta ir atskyla mediena. Tai ką dabar daryti, kad to nebūtų? Tokiu būdu aš obliaus nelaikau tokiu kampu, bet jį laikau štai šitaip. Ir tada judindamas per medieną, gaunasi, kad mano pjūvis eina šiek tiek į viršų. Na tai bandysiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 ir 10. Dabar didesnių kampų. 1, 2, 3. Mažesnių kampų. 1, 2, 3. Ir dabar 1, 2, 3. Dabar atsargiai tą patį pakartosiu iš kitos pusės. Nu, ir jeigu dabar pasižiūrėsime iš arti, ką jūs ir mato dabar, kad čia plyšti net plyšų, šiek tiek atsišerpetoju, bet nėra didžiulio išskilimo. Kai apvalinsiu šitą kampą ir šitą kampą, šitie užsilygins. Pasitaręs su savimi, nusprendžiau, kad vis dėlto reikia tvirtinti tokiu būdu prie sienos. Ir šitoje dalyje ir čia apačioje taipogi padariau iš viso 4 įtvirtinimus. Juos šiek tiek įleidau vidun, kad būtų su paviršiumi lygiai. Ir dabar turiu tokius 4 įtvirtinimus apačioje ir čia. Ir dabar galėsiu ramiai
tvirtinti prie sienos ir belieka tik tais gražiai nulokuoti. Tai dengiu štai šituo laku. Permatomas, rašo blizgus. Praeitą kartą naudojau neblizgų matinį stalui. Šį kartą pagalvojau, gal visai nieko būtų tas blizgus. Pažiūrėsim, kaip gaunasi. Dengiu su tokiu putos voliuku. Jis man kažkaip tai labiau patinka. Kai tepu, kartais palieka tokius burbuliukus ant paviršiaus, bet jie labai greitai išnyksta. Ir kaip ir patiopu nesigauna nuo jo. Lakas yra bespalvis. Nenorėjau keisti jokios spalvos, kitokios daryti. Gražiai išryškina vyšnę ir sapylį. Svarbiausia nepalikti labai daug tų patiopų. Pats lakas yra vandens pagrindu, susigeria, išdžiūsta gana greitai. Rašo po 24 valandų. Po 24 valandų gali tepti antrą kartą, bet aš tepiau ir po valandos, kai dariau stalą, nieko baisaus neatsitiko. Jis tiesiog per valandą laiko išdžiūvo, pasidarė nebeliūdnus. Nu ir ką, nutepiau. Sluoksnis net labai storas su juo gaunasi, reikia ganėtinai daug kartų tepti, kad susidarytų didesnis sluoksnis. Apsauginis, bet nesmirda, plaunasi vandeniu, nes yra vandens pagrindu. Gal mažiau aplinkai kenkia, nežinau. Bet man visai patiko. Gerai, tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Paspauskite like, paspauskite subscribe mygtukus, pasidalinkite šio vaizdo įrašu, parašykite komentarą, kaip jums tokia lentyna. Ir dar pridėsiu kelias minutės, kelias sekundės vaizdo, kaip jį atrodo jau galutinai pakabinta šitą lentyną. Šiandien tiek, viso. Does it get easier? No. Yes. It gets easier. No, yeah. Mustard? I don't care if it's Muhammad, Ahmad, Bruce Lee. You can't change fighters. I'm standing here. You make the move. You make the move. It's your move.